Nežinau, kodėl, kas čia vyksta, Kaip išblūrinta. Nu, kodėl? Palauk, Geras palauk, feature'as. palauk. Gal tai Juliau, ne tik pas remove tave all. kamera neveikia, Remove bet all. Pas visus neveikia. Čia, man atrodo, čia rusai O. prikiša rankas. užfrizina. Užfryzina pas kažkas kristi. Tokia. Kur tu čia sėdi antram aukšte kažkur? Čia ne antram, čia trečiam. Trečias Čia jau. pas draugus atvažiavęs į Honolulu. Nice. Ir kaip Honolulu, iškart miestas Buvau palyginus su čia- jūsų kaimu, ne? Matai, viskas išsiblūrinę, nesimato. Ai, tau tikrovai taip atrodo. Ai, tai viskas aišku. Ainai, kažu, daug eismo judas. Tai atvažiuoji taip, pasidžiaugi biškai. Bet paskui į savo kaimą grįžti. O netgi buvau nuėjęs į Best Buy pasižmonėt. Kaip tau atrodo? Nice. Aš tai tau vietą eičiau po visus ten tos filmų vietas, ten kur viskas filmuota buvo. Ten, nežinau. Koks ten buvo. Taip, kad ties ten. Esu buvęs vienoje vietoje, bet ten toli dabar važiuoti, jau vienoje buvau kažkur ten filmavo kažkokį ten filmą. O kitkas tai, nežinau, kaip tau atrodo. Kuriam laikui atvarė į Honolulu esat? Aš vienas atvariau, šiandien išskrendu atgal čia kaip su autobusu. Ai, nuo šeimos pailsėti Kem. atvarai biškio, ne? Keminus, ne, darbą turėjau. Darbą turėjau, tai vakar pafotkinu ir šiandien grįžtu. Tai va, rodė dangoraižius, bet neišeina čia kažką daryti. Ai, kažkoks, matai, apie savo fonę blūras yra. Bet žodžiu. Jo, bet aš negaliu jo išjungti. Kaip negali, čia settingas, ne? Čia Jo, Google Meetai visam savo gražume. bet yra va background ir remove all ir nesuprantu. O, jas. Va. O, iš karto gražiau. Jo, labai. Kai vaizdelis geras. Ne, tai vakar sakau, žinai, išsišiepęs buvau momentų, kai važiuoju kažkur tarp kalnų, ten labai gražios, aš sėdžiu už manęs, ten nesimato, bet labai gražios yra uolos, kalvos Gedrenė. Aha. ir šitą, ir važiuoju ten tokiu kaip keliuku, viskas žalia ir kalvos ten uolos viršų ir ten kažkokį savo telefoną pasileidęs lietuvišką gabalą, žinai, tokį. Tai toks labai kažkoks keistas, visada kai aš kažkokį lietuvišką klausau, labai toks kažkoks surrealus jausmas yra, kad kažkur visiškai ne į temą tu važiuoji su mašina. O ką klausai, vandens ženklai? Kažkas tokio, žinai, ten labai toks panašus dalykas. Įsivaizduoju, vaibas geras turėtų būti. Jo. Ir žinok, žiauriai pavydu pas tave vasarą, matyt, pas mus jau atšalo Berlyne, tai toksai jau žinai, Lietuvoje irgi. vaibas. Lietuvoje bet prieš kelias dienas, kai dėjo, aš taip jau ruduo atėjo, tai visą rugsėjį pamaikėm ir pravaikščiam dabar. Gedrenį tu nenori savęs pasikeis, nes atrodo taip pizdės. Ne, kokia nesąmonė. Šiaip pradėjau galvoti, gal aš čia kažkokius meniu filtrus nuėjau, man duoda rinktis foną. Ne, ten Giedrius pasirinko savo foną. Oh my god. Ir ieškau vėl kaip užsiglūrinu, bet neberandu. Super. Nu, ką žiūrėjau, kažką kitą užsidėsiu. Tu čia nori pambalinti, kad tau kamera veikia, ne? Tai dabar jau uždėsiu. O, čia žaibys. Traudu baseball cap. Visai kaip tikroviškai. Visai tinka jo. Atrodo, taip ir turi būti. Va, šitas čia turėtų tai. Gerai, pasilik šiam vakarui. Aš kaip tik įrašinėjau, tai galėsi toks būti šį kartą. Čia Kristi pas tai kažkokios papugėlės yra fone, ar kas ten? Paukštukai kažkokie čirpia. Jo, bet įdomu, gal papugėlės. Plekė, trenis. Zaibys.
Tinka tau, žinau, keis kaip O, čia. šitas tai progrebnojus. A, visiškas. Gerai. Gerai. Vaikystė. Sutvarkysiu aš kamerą irgi sėdėsiu su filtru visą vakarą. Kažkaip mažiau garsų. Ne, normaliai, netrukdo labai. Ten vienu metu tik labai jau taip čiškia. Bet čia geras, tipo, čia, žinai, vietiniai paukščiukai, čia kaip mūsų žvirbliukai, kokie, tipo, duodas ten. Nu, Tai man geriausias yra, kur, žinai, pas mus tam tikroji salos daly, kai nuvarai ten iškilaut, tai naktį čiulba varlės. Ir jos tokios ten kvykauja ir atrodo kaip paukštukai visiškai, žinai. o geras. Pilpoje atrodo. Pasirodo varlių prisiveisia ir tiesiog jos ten kurkia taip pilpaudama. Duoda tą tokį tropinį vaibelį, bet visi nemėgsta, nes ten jas prisiveisia, nėra kas ten jas valgo ir, žodžiu, Ai, problema. Kaip parazitai vos ne, jau Jo, tokia jo. invazinė rūšis visiškai, ne? Aha. O dabar šnekėjau irgi prieš porą dienų su kaimynu, kad atkeliavo iš Azijos ten toksai vabalas, raganosis, ten kažkoks vabalas, raganosinis, žodžiu, rinoceros beetle. Ir jisai yra toks delno dydžio ir jisai valgo palmes. Ir jis įlenda ten, prideda tų lervų ten, nežinau, į žemę, ten iš šaknis ir valgo iš vidaus, pasislepia ir to jo niekaip ten neiščiūčys. Iš Azijos atėjo pradžioje į šitą Honolulu, dabar jau pas mus kažkaip atkeliavo per lėktuvus ir rado pas save palmę, žinai. Tai ten didžiulė problema, nes realiai dabar 10 metų kaip Honolulu, tai tas palmės pusė jau ten suvalgyta palmių. Tai neaišku, gal 20 metų nebebus čia viso. Tai tas susirūpinęs biškiu, nori kažkaip, žinai, be visiškai ten super nuodų kažką padaryti, bet sako, problema. Tai parodė, žinai, ten, kaip atrodo palmė tokia, jau kai jau yra tų vabalų, tai palmės lapų tie galai ne taip eina kaip lapas gražiai, o toksai kaip trikampį nukasta, apkramtyta, nes reiškia, kol dar palmės lapas viduj auga, tai tie vabalai kažkaip pradeda graužti ir paskui, kai išsiskleidžia, gaunas kaip tas snaigė, žinai, kaip iškarpyta. Bramba. O tas vabalas toks kaip mūsų tas, koks ten tas didysis, ten tas elneragis. Jo, elneragis, man atrodo. Panašiai atrodo, tik toks storas ir irgi su ragu. Invazinių rūšių, kaip šnekam, yra tokia atsiveisia ir dabar vėl kažką atvešit, kas ėda juos, jeigu tai tada vėl, žinai, nebus kas juos valgo, tai pastovi tokia problema. Galinė. Šiaip žiauru tokios rūšis. Nu, ta prasme, ir nieko nepadarysi, jos neatrodo, išdegink vos ne visas palmes, tada palauk, kol jie iš bado nudvės ir tada vėl augink. Ta prasme, ypač kaip Kiniečių reikia privežti, jie valgo vis. Dabar trukto, jeigu Siomo ir atsijungia vėl. Bingo. Atėjo Kindziulis tarė. Tai jo, nežinau, kaip ten jie tvarkasi, bet gal, yra tų nuodų, žinai, bet ten nesinori tais visais pesticidais, gal ten purkšt savo kiemą. Gali, tai tame bėda yra, žinai, gali purkšt nepurkškas, bet tai tada tą savo vieną palmę ir gelbėsi visą laiką, bet nedaugiau. Na irgi, žodžiu, problemėlė. Taip įdomu buvo. Tai čia tokių vietinių problemų tada papasakojo atėjęs kaimynas, tai buvau, sakau, gerai, žinosim. Ir pas save nematėm, bet pas mus palmių gal nedaug, tai labai rūpi. Dabar pas mus atvažiavo vienas sportininkas, toks bičiukas, darys tą pilną maratoną, tą Ironmaną. Lauks, mins, bėgs. Aha, ta prasme, pas jūs kažkoks etapas irgi vyksta, ne? O kas tas bičiukas, pažįstamas kažkoks? Nu, ten per 5 pažįstamus tiesiog. Aš susiradom mus, kad apgyvendinu.
Bet, nu, šiaip įdomu, žinai, susitikti, pašnekėti. Dar tik porą dienų. Gal maratonintis? Ką? Įkvėpė gal Ironmaną? Ai, ne, baigtas. Jau visai ne. Man tik nebent įkvėpė nueiti į baseiną, prasiplaukti, nes jau po Lietuvos dar kilogramus mes. Priaugot? Kažkas čia atvirkščiai pas tave, tu turėtum Ne, žinok, aš praeitais metais jau pastebėjau ir tik galvojau, okei, žinai, ten gal kokie 4-5 buvo. Šiemet iš visų pavariau gerai, tai reikia pasižiūrėti, bet dar kol kas tingiu, dar ruošiuosi. Aš tai Lietuvoje irgi visą laiką priaugau. Šiemet priaugau kilogramą visą, tai buvo labai. Wow. Dabar mes netokiais kiekiais gal, bet irgi man kažkaip Lietuvą, kai nuvarau, lietuviško maisto, žinai, tarvatą nori svarškėti, ten svarškėja, sureliai, dar viskas. Ja. Vis tiek netaip prisižiūrė, aš tai šiaip prisėdžiau kebabų šiemet. Žiūrėjau daug, nežinau. Nu tai irgi paaiškina. Aš ilgau. Šašlykai kebabai sureliai. Bet jo, užkibūna. Bet tai smulkų. Man tai, žinai, gal ne parkė ten svoriai, bet, nu, blemba, jautiesi, žinai, toks biškai išsipūtęs ir jau 10% jau vos ne kaip priaugi svorio jau pradeda jausti, žinai. Ten susilenkt sunkiau, ten dar kažką, žinai, tas laikas, pagalvoju, kad, žinai, jau kažkaip gal reikia tiesiog palaikyti bent jau kiek įmanoma, nepridedant daug pastangų palaikyti svorį ir dar nepaleisti. Kaip įdomu, mes susimu irgi principė šitą temą pradėjome mūsų pokalbį. Zaibys reiškia, kad politema. Temas mūsų vadinasi. Okay. Nu jo, bet aktuali tema reiškia, nu va, visiems tas dabar tipo ant galvos. Anksčiau galvot nereikėdavo, žinai, ten pats susidegina kalorijos. Dabar jau biškai taip, žiūri, ko čia taip, nu jau reikia pastangų. Kaip crossfitas tavo Juliu? Jo, vaikštau vis dar. Tai iš karto jaučiasi skirtumas, nu kaip iš karto, jau greit metai bus. Tai, kaip čia pasakius, buvo man irgi ta stadija užėjusi, kur tiesiog, jau, ties 40 metų kikina tas toksai, kur matai, kad kažkoks netoks kūnelis pradeda darytis, tai biškai susimt reikėjo. Tai galiu pasakyti, kad, nu, ta prasme, pavargstu, momentais būna, kur galvoju, what the fuck. Ir šiaip aš niekad nesportuodavau aktyviai, bet man crossfitas bent jau patinka tom, kad yra programa paruošta, kiekvieną kartą vis kitokia, ateini su treneriu ir darai. Tai tik dėl to aš ir iš principo vaikštu, nes šiaip negalėčiau kačialkę vaikščioti, šiaip va tik kačialkę sportuoti. Tai nueini pasikankini gerai, grįžti ir, nu, ir normaliai. Ta prasme, kažkokių labai didelio skirtumo nėra, bet skirtumas tas ir yra, kad vat, nesidaro kūnelis lievas toks pats, išlieka. Bet tu šiaip vaikštai daug, tai man atrodo, kad ten netaip. Nu, tas irgi padeda, bet žinok, man pagrindinis skirtumas pasijautė Gedrenį dar, kai slidinėjau praeitais metais. Atsimenu, metai dar prieš tai man nugarą skauda jau palyginus dažnai, nu, apačioje nugaros. Ir vaikščiojimas tas būna irgi, va, pavyzdžiui, Kristinu, daugiau pavaikštų ir būna nugaros apačia maužė šiek tiek. Tai pradėjau sportuoti crossfitą, viskas buvo daug lengviau praeitais metais slidinėti, tai vat bus įdomu šiemet palyginti dar labiau, nu jau kai ilgiau sportuoju. Bet atsimenu, kai čia buvo prieš 2 metus, ypač po COVID man pasijautė, nes per COVID tas kikino visiškas nejudėjimas, nieko beveik nedarimas ir sėdėjimas nuolatinis. Ir buvo sunku, aš atsimenu metai iš karto po tos slidinėti, tai pliamo, aš dar net paslidinėjau, man nugaras skaudėjo po slidinėjimo ir galvoju, ta prasme viskas, net slidinėti normaliai negalėsiu. Bet pradėjau sportuoti, tai vat šie metai, kai buvom vasarį, jau geriau jautės. Tai vat dabar labai norėsiu patestuoti, kaip jausis dabar vėl po jau metų sportavimo. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Bet žinai, nėra jau to atveju, kur ten tipo, būsiu kačiokas, fainai, čia tipo zaibys. Kodėl ne? Tiesiog išlaikyti tą save, koks anksčiau buvau. Čia greičiau uždavinys yra. Susitiksim Juliaką kitą kartą, toks vaikšto su tuo sweatbandu, žinai,
rožinė, Jo, ten jo. viskas su kėdukais. Bet žinok, jeigu jau tai Vilius bus, tai jau... Vilius- Smūfių Vilius. darosi. Bet žinok, jeigu tai bus, tai jau ir tatuiruotė iškart darysiuosi, žinok, viskas. O kokią tu turi? Nu, kokį drakoną per visą nugarą, nežinau. Aš galvoju, kokį nors ten olimpinį žiedą. Eik, Ant pito. čia kai Iron Maną prabėgsi tada. Žiedus olimpinius, nu jo. Arba kokį salierą ir morką blenderį. Ne, bėda pagrindinė tai mitybos, aišku, nesustvarkiau, tai manau dėl to ir nėra pokyčių jokio. Nes tai buvo ką valgai irgi svarbu. Va, dabar kaip tik pasidariau vakarui čipėzos ir džino su toniku, zaibėsi. Aš tai irgi tai kažkur čia klausiau Klajumo, ar ką ten tokį reklamos intro, žinai. Tai sako, nu tai ten ką, valgau, žinai, įprastai pusryčių nevalgau, žinai, aš tai klausau, aš, tada pietum kokiu ten čipsiukų suvalgau su kokiu ten padažu, žinai, o vakarieniai, nu tai tada prisiryju ten ant nakties ir aš taip, that's me. Žinai, visiškai. Naktį kokiu dešrų privalgau. Tai taip ir daros tada. Arba ten kokį, žinai, nu, štrūdo visą svorį tą prieš miegą. Nu, aišku, iš vėliau gal einu miegot, bet vis tiek. O ryte nieko nevalgau. Žinai, man mytyba irgi reiktų pagalvoti. Pirmiausia, susidėliot biškį, o paskui galima ir pasportuoti. Nu jo, čia tas sako jau, žinai, va, ypač jau 40 metų ant viršaus, tai jau ir balansuoti reikia būdų. Tai prasme, jau vieną be kito jau nebegali. Tai, žinai, dėl to judėjimo irgi, nu, mes palyginus mažai judam, ypač kai visą dieną sėdėm, tai, žinai. Šito klausiu to pačio Tado, atvaręs, jam 24 metai, žinai, tai, nu, jis gali jam valgyti, ką nori, bet vis tiek galvoju, žinai, nu, jau čia rimtai sportuoja, sakau, tai kaip ten, žinai, ta mytyba. Ai, sako, viską galiu, ką nors, nieko labai nežiūriu. Tam galvoju, akiu. Jaunas ir tu, žinai, daug labai ten iš sportuoja, tai vienodai. 24 jam sakė, ne? 24. Tai jo. Ne, čia žinok, ta prasme, kai sensti pradedi suprasti, nu, tipo, vis tiek, kas yra su kūnu ir kas daros, tai 24 čia visiškai belė ką gali valgyti. Ten nuo žemės paimk akmenis valgyti, pohui. Ir faina, žinai, kai su laiku tas keičiasi. Tai ne faina, kaip tik užpisa. Nu, jo, aišku, užpisa, dabar jau negali, žinai, šūdą valgyti. Sakau, man tai pirmiausiai pajaučiau vat, su senatvė, nu, jeigu jau tokia tema nuėjom, tai pachmielas, ta prasme, labai gerai pasijauti. Ta prasme, kas būdavo anksčiau pageri, ten, žinai, 18-19, nu, ten iki 25, aš sakyčiau, grubiai. Tai atsimenu būdavo, nu, tipo, pageri, bet kitą dieną, tipo, gaidys, bet pohui, nu, žinai, atsistoji ir varai tenai. Tai atsimenu jau po 30 metų, kai būdavo po to gero pachmielo, tai viskas, tai jau nurašai, kad sekančios dienos nebus, viskas, ta prasme, lavonas bus. Tai kai tą įsisąmoninu, sakau, pleit, fuck it, ta prasme, nekenčiu gerti, ta prasme, jau neverta tiek. Tai, žinai, nebent paskanaut kažkiek tai. Man net nebėra noro, žinai, anksčiau dar būdavo faina, ten dar kažką laukti, dabar tai, nežinau, vieną aliuką išgeriu viskas. Tai aš būna blemba, vieną alų išgeriu po pietų, einu pamiegoti, nes viskas taip, suima. Bet snarkiu paskui, kol išgeriu. Gaunu. Po pietuką. Kas pas jūs gero? Kas naujo? Tu mes suomiai pasakoju, reikia daryti alkūnės operaciją. Jei. Kur tą bandėjai pramankštinti? Jo, tai kažkaip čia per vieną mankštą ten kelestelio, truktelio kažkaip susopo, nesmagu paliko, tai nuvariau čia dabar dar kartelį per naują visokių daugiau tyrimų pasidariau, sako, tai čia tas kvedro pilna, čia reikia išoperuoti. Aš toks, nice, 9 mėnesiai praėjo. Dabar pasakė. Nu, bet čia žalia mūsų sveikatos apsaugos sistemos netobulumas. Ir gal, žinai, sąnarys toks tipo nedėkingas, kažkaip alkūnė pasirodo baisiai tokia Chirono vieta, kažką su juo pasidaryti. Kelis turbūt panašiai.
Tai sakė, jo, bet sakė, su keliu paprasčiau negu su alkūne. Nu, tai, tipo, esmė tokia, kad, žinai, ten, tipo, peršviečia su rengenu, ten dažniausiai nebūna nieko super tragiško, nu, tipo, atskilę ar kažką. Ir neoperuoja, nes nieko sudėtingo, bet taip ir neužgyja, jeigu neoperuoja. Ai, čia taip pasakė, taip sužinojai dabar? Nu, jo, tai dabar pasidariau ten magnetinę, kompiuterinę ir taip toliau sako, nu, tai jo, čia diskivadros laisvas vaikšto, tos sąnariai kliūna ir todėl paprastai blogai. Nu, tai. O tai kodėl jie to iškart nesakė, jeigu tokį dalyką, nu, žino? Žiūrėk. Nu, nes niekas nedarė tyrimų papildomų, tipo, pažiūrėjo rengeną, tipo, įgyja tvarkingai. Tu pas tą patį ir... Ne, nu, tai pas tą patį, tai aš pačiu pradžiai Lazdynus iš vis nuvažiavau. O tas ir yra, man atrodo, nes čia šnekėjau vėlgi su tuo Tadu, jis ten susitraumavo čia prieš kažkiek laiko, žodžiu, kažkokį ten raumenį nusiplėšė, subinės ir nuėjo pas vienus, nu tai čia, žinai, pas tave gal uždegimas, tai reikia ten, nežinau, šildyti, nu gerai, tam nepraeina. Nuvarė ten pas kitus, nu čia reikia išmasažuoti, matyti, ten neišsivaikščiojo kažkas. Tai ten ištrynė ten tą raumenį visą plyšusi kaip karbonadą, kai išmuši, tai vat maždaug taip panašiai gaunas. Tai irgi pridarė ten ir paskui jau ten pas trečius nueina, žinai, nes vis dar nepraeina kažkas. Ai, nu tai pas tave čia raumo plyšęs, tai žinai, čia tau reikia ramiai būti, nieko nejudinti jo. Toks, kiekvienas, žinai, skirtingai ir geriau žino ir gal galia pataikai, kur iš tiesų yra kaip yra. Bet tai mane tas užnisa. Bet čia, žinok, nežinau, ar tai pagos Gedrenį, bet visiška šikna yra ir Vokietijoje. Nes nevaikščiau jokius tyrimus nieką, nu ir su Jolanta tiesiog pašnekėjom, sakom, nu vis tiek jau amžius toks, reikia. Ir taip užsirašėm čia, žinai, kaip šeimos gydytoja, nu ir daug maž ką ten reikėtų daryti. Ten, nu, tiesiog, na, žinai, pašnekėti profilaktiškai, ten ištirti kraują, visą kitą, ten šlapimą, kuinę. Nu, žinai, ir to pačiu ten, žinai, nu, paklausinėja, kas tau ten yra, kuom skundiesi, gal kažką pažiūrėti reikia ir taip toliau. Tai man geriausia dalis buvo, aš nuėjau pas tą šeimos gydytoją, aišku, užsirašiau sąrašiuką, pradėjau vardinti, kas man ten negerai, kur kas, žinai, nu, ta pati nugara, ten dar visokių huinių mūnių, žinai, tik vardinu. Ir man pati geriausia dalis buvo, nu, gerai, viskas baigiam, tavo pusvalandis pasibaigė. Tipo, eiknahu. Ir toks, what? Ta prasme, tu sako, tai daryk kitą appointmentą, tipo, kai jūs išsipisinėjat, ta prasme, what the fuck. Tipo, atėjau, čia pradėjau šnekėti ir tada iš visko, ką aš iš vis pasidariau išvadą, tai, nu, ta prasme, iš vis gydytojai veikia taip. Jeigu tu atvarai su nuplėšta koja ar ten perkirsta galva per pusę, tada, nu, jie daro kažką, tai tipo veikia. Bet jeigu tu nori prevenciškai, nes galvo, man tai tas tiesiog pyktis yra, kur, žinai, bet ypač, va dabar kaip tu pasakė, ai, ten pas tave šūkės, vaikšto, ten taip toliau, nu, tipo, turėtum žinoti, žinai. Arba kur tas atvejs būna, o tai kur tu buvai prieš ten 3 metus, arba ten dar geriausiai man dėl vėžio būna, kur ten tipo, nu, blemba, būtum anksčiau atėjęs, tai būtum bent jau, žinai, tau padėjęs to vėžio, dabar jau ten per sudėtingą stadiją ar dar kažkas. Tai, nu, ir tokios huinės, kai sako, nu, tai nori sudaužyti, snukį šalkūnės iš karto. Nes, nu, blemba, mano atveju dabar yra, tai tiesiog, žinai, jaučiu kokius simptomus, kas nors nepatinka, pradedi vardinti, žiūri kaip į debilą ir viskas. Tipo, ko tu čia iš manęs nori? Tipo, nu, va, vaikščiot gali, žinai. Va, dėl nugaro savo sakiau, nu, tai reikia stiprinti raumenis. Sakau, no shit, Sherlock, žinai, bet tai gal galima išsiaiškinti, kas ten yra iš tikrųjų, o ne ką reikia daryti. Ir iš vis, su to stiprinimu irgi, žinai, va, crossfitą vaikštų, tai jaučiu, kai dideliais svoriais, nu, aš negaliu žaisti, nes man iš karto kažkas tenai klaks ir traška ir braška, tai, nu... Biški, nu, labai neprotingai viskas yra prieinama ir tada toks paliektas esi, nu, aš tiesiai šviesiai gydytojui pasakiau, sakau, nu, tai jūs ką daro, tai paliekat man, nu, sveikatą YouTube'ui visam, ta prasme, kad aš eičiau YouTube ir ieškočiau savo lygų, nes, nu, kas man belieka. Nu, tai ten, tipo, nu, tai tu čia nesupranti, čia nieko nėra, žinai, nu, tokia huinė. Bet, žinok, ką norėjau pasakyti, kad ne vien Lietuvoje, žinok, Vokietijoje tas pats šūdas. Nu, tai jo, kas ten sakė, Šveicarija yra gerai ir dar kažkas neatsimena. Ne, nežinau. Bent jau kiek šnekėjau, visi vokiečių daktarai varo į Norvegiją uždirbinėti. Tai va. Nu, lietuviai į Vokietiją, beje. Nu, tai, nu va, tai taip ir gaunas.
Tai jo, nu tai va, tai lapkričio Seniai 11 pašnekėjom. pasidarau. Lapkričio 11, tai tu vėl neslidinėsi, dude. What the Ne, fuck? 14. Ne, čia Oh, shit. nebus, kad neslidinėsiu ten. Nesudėtingai, iš principo, yra tipo, išvalyti ant tą sąnarį. Nu kaip, Mm. kai atsigulsiu ant stalo, sakė, tada pasimatys, kiek ten reikalų iš tiesų yra. Nes sako, dabar čia sunku pasakyti, reikia tipo, ten operacijos metu daug dalykų pamatys. Nu tai aš nemanau, kad ten bus blogiausias variantas. Sakė, jeigu O blogiausias šitą variantas, anesteziją darysi vietinį kažkokį? pilnas. Ar pilnai? Jo, Oi, pilnas. būk vyras. Nu tikrai, tai ką reiškia būti vyras, tai kokią darys tokią Nes darys. daryk, Nėra, ko kad aš tai ir tik alkūnė. Iš vis be nieko. Įsikas galiuką. Kristis nuskausminamųjų nenaudoja, kai jam dantys plėšo, tai dėl to iš čia toks sprendimas mėtų. Vyras matas. Ble. Taigi, Drenį būtinai praneš kaip seksis, nes, blema, nu jo. Čia vat kas yra, kai ant senatvės pradedi rinktis. Tai čia traumas. ne senatvė, čia fucking sportai. Bet žinot, Senatvė. ir turbūt ir amžius prisideda, kad, žinai, Taip, Bet, Gedrenį, tu gi sakai, kad ten tau buvo toks vos neatsirėmiai ranka į grindis ir tiek. Dabar ten nei buvo kažkoks labai griuvimas, nei ką. aš iš vis, ne, mane žmogus kitas piso, čia aš niekur negriuvau, niekur. Ai, tave piso kitas žmogus. Nu, okei, tai tada. Čia gaunas alkūnė į alkūnę. Ai, tada viskas tvarkoj, tada taip ir turėjo būti. Aš jau įsivaizduoju, žinai, Giedrius Pokašio, taip, žinai, kai būna kumščiai sumuša alkūniam, susitrenkia abudu į ligoninę, žinai, traumas. Jesus Christ. Tie gėlos. Ne. Nu jo, galim juoktis, bet čia toks vargelis visi. Tak. Ja, užpisam. Bet, tokia jau, nu žodžiu, nežinau, kažkaip galvoju, gal kaip tik, žinai, čia gerai pasidarysiu, susitvarkysiu ir galėsiu pajudėti į priekį normaliai, o ne tai kaip dabar čia, žinai, darai, ir vis kažkas, vis nepasibaigia. Na, šiaip tai užknista biški tie visi daktarų diagnozės, nes čia kai irgi, nu, Justas, Aurelijos pažįstas, ne. Kažkada matėte, tai žodžiu, irgi ten buvo susipisa su dviračiu varė, ten raktikulį laužė, susiskaldė. Ir, žodžiu, pas vienus nueina, žinai, nu tai, jo, operacija reikia čia laužti, ten kažką paskui ten lipdyti. Nu, blamba, žinai, paskui pas kitus pašnekė, sako, tai čia, nu, arba gali bandyti du variantai buvo, arba ten jau tada operuoti, arba laukti kaip sugis. Ar gerai, ar ne. Jeigu blogai sugis, tai teks tada laužti ir tada vėl iš naujo ten operuoti su varžtais. Nu, tai žinai, pasirinko jis ten neoperuoti nieko, pažiūrėti kaip ką, nes kažkas kitas paprotino, kad vos net ten jie daktaram tik proga yra, tai jie ten, aišku, padarys maksimum, kad ten pasipraktikuoti ir pasižiūrėti, gal ten reikia, nereikia. Tai, žinai, nu, toks, žinai, vos ne paskalų lygyje, žinai, nes jiem ten reikia praktikos, jiem gerai, tipo, jeigu, žinai, nu, tai toks pliau, gal, what the fuck, žinai. Tokioje vietoje kažkaip, nu, žinai, nu, aš suprantu, kad reikia praktikos, bet gal iš tų atvejų, kada jau tas iš tiesų nutinka, o ne ten laužyti ir ten reikia, nereikia tvarkyti. Taip kovoju. Dar vienas iš tų tokių, kur, žinai, paskleidžia tokį kaip gandą ir tu dabar, žinai, nu vis tiek pradedi galvoti kartais, kad visada tavo yra paskutinis žodis, žinai, ten pasirinkti, ką daryti, žinai, ar ten operuotis, nesioperuoti ir ten panašiai, žinai. Nu, bet žinai, pavyzdžiui, mano... Bet tu nežinai, kaip tu nespecialistas. Kame bėdam yra, pavyzdžiui, aš pas gydytoją, nu, man Vokietijoje šeimos gydytoją, nu, tai aš einu galvodamas, kai tai žmogus profesionalas savo srities ir patars. Galų galia bent patars. Nes, nu, gerai, jūs pas mane teisite 3D animacijos daryti, nu, vis tiek aš kažką patarsiu, nes aš su tom dirbu. Ir čia tas toksai, kur tipo, nu, reik praktikos, nereik praktikos, ar ten, žinai, nežinau, gal yra, gal nėra, tai toks, nu, užpisa. Aišku, aš suprantu, gal iš kitos pusės, kad pas juos antiek daug
klientų, ligonių, kad pas juos požiūris yra, kaip į daiktus, žmonės. Tai, aš biškai pagaunu tą momentą, bet iš kitos pusės kažkaip vis tiek tokios empatijos neturėt, kad, kiekvienam asmeniškai vis tiek, jo sveikata yra didžiausias turtas, tai taip biškai, nežinau. Būtų įdomu su gydytoju pašnekėti, žinai, va čia mes kai sėdim taip, kad būtų, Siomų pas mus gydytojas. Galėtų papasakoti daugiau gal. Bet esminė dalis yra ta, kad, biški užnisa toks požiūris. Nes, plema, ateini tu toksai, žinai, nenori būti klipato, jie taip, kaip tu sakai, pasipraktikuosim, arba kiti, čia, tipo, nieko čia nėra, kad čia nusišnekė. Nes, žinai, mano atveju irgi gaunas, aš nepamiršiu, kai iš Lietuvoje kažkada buvau nuėjęs, tipo, šudinai jaučiausi ir gydytojas pasakė, jaunas esi, kam lygų ieškai. Toks, plėmas. Ta prasme, aš neturiu gali gyvenime, kad tik pas gydytojus vaikščiučiau ir su bobutėms stumčiučiaus. Jūs juokauja turbūt. Ir viskas, po to laiko, kai jis man tai pasakė, aš 15 metų nebuvau niekad ligoninėje. Tai pasiekė savo. Matai, ir nesirgai. 15 metų nesirgai po to. Tai ir iki šiol nesirgu. Nuėjau pas gydytoją, pradėjau vardinti, pusvalandžio neužteko. Tai išgydė tave. Jo, sėdžiu dabar sveikas visas labai. Bet tėvukas čia irgi buvo nuėjęs ten biškį su sveikatos skundėsi, tai kai tu sakai jaunas nesi, ko lygų ieškai, tai pataikė turbūt pas tą patį daktarą, sako, tai jau amžius, o ko jūs norite, jau amžius. Amžius, žinai, jau nebejaunas esat, tai jau normalu, tai žinai, irgi toks. O yra kažkoks amžius, kai tipo ateini ir sako, maladėts, kad atėjai. Neturbūt, man atrodo. Ne, visada yra per vėlų arba per anksti. Būtent. Man geriausias dalykas, jau tavo amžius toks ateini, tai tipo man jau mirt, ar ką daryti tada, sako. Pizdėt. Tai ką jie daro, koks tai darbas tada išviesinti. Tai sakau, lopija tuos, kur galvas nusipjauna, arba koja nusiplėšia. Kitaip nepavadinsi. Žinai, pasidžiaugiam, kad jau nebe kryvuliai ir žiniai, kur anksčiau būdavo, kur iš vis ten arbatą gydydavo, tai dabar biški šlapimą. Kraują perpildavo, tai dabar biški daugiau kažkiek. Visą laiką yra. Žinai, Kristi, kam mes esam palikti, bent jau mano atveju, tai YouTube'o kryvuliams, tai žinai, irgi, ar tai geriau, aš nežinau. Aišku, geriau, bent jau pats gali nuspręsti. Ne, tai gali, bet ar leistis gyvsidabrį ar ne. Leidžias dabar, nežinau, negerėja, neblogėja, bet gyvsidabris kainuoja. Tai kai tu gyvenis, sakai, kai tu tą listą visą atsinešiai, ta prasme, juk irgi, ta prasme, ten duoda ten tiek laiko, žinai, ir dažniausiai ten savo main bėdą, žinai, pasakai, ir nuo to ir pradeda, paskui vėl reikia, žinai. Plus, kad jie, man atrodo, dar turi tam tą reportą parašyti po tavo to vizito, žinai. Nėra taip, kad ten, tipo, pasakys, kad ten, žinai, nieko nėra, ten, ta prasme, pašnekėm, tai viską ten, jiem dar ten parašyti reikia kažką, žinai. Aš žinau, šitą supratau, čia pamoka man buvo. Dabar, vienas dalykas, ką aš tikrai išmokau, tai yra maksimum pusvalandis, nes kitas toks debilas, kaip aš laukia po pusvalandžio. Ir tiesiog turi praeiti visą virvutę. Bet esminis dalykas, ką aš išmokau, tai kai ateini ir turi sakyti, pavyzdžiui, man skauda nugarą, tai aš turiu sakyti, ne šiaip maudžia nugarą, bet man skauda, aš negaliu vaikščioti, aš beveik mirštu, naktim neužmiegu, skauda nugarą, taip. Jeigu tu pasakysi, ten, tipo, gal ir nieko, žinai, tai maždaug, va, žinai. Jo. Tai šitą jau supratau. Bet vėlgi, ta prasme, ten, turbūt, žinai, kai viskas ten, žinai, gal sistemoje ten, žinai, nėra viskas ten gerai, tai dažniausiai prioritizuoja, kas ten tipo svarbiausia, žinai, pagal, žinai, priorities. Julių pamatė, galvoja, jaunas bus easy. Tas išsitraukė lapą su 30 punktų. Akis pavartė, sako, gerai, laikas baigęs. Eik iš čia. Ne, bet Sioma ir atsakė, kaip gydytojai ir masto, ta prasme. Tiesiog. Žinai, krūviai dideli irgi matytam. Jo, bet vis viena. Kažkaip, tai žinai, biškai suvoktų, kad, ateina toksai ne šiaip gerai laiką apturėti. Dabar, jeigu man būtų gerai, tai aš net nepasirodyčiau čia. Žinai, ir nuo žmogaus priklauso, ir nuo daug aplinkybių, ant ko pataikai. Vienas gal labiau, žinai, užjaučiantis ir įsigilinantis ten priklauso labai.
kitas kitam, žinai, ten jau viskas užknysė. Čia kaip su mokytais būdavo jis tokiu, ant ko pataikysi, tai čia su traktoriais tas pats, žinai, norisi tos tokios paglobojimo, nes irgi sveikatos dalykas toks, kur jau čia YouTube'ai nepasidarysi pats, tai o ateini ten, žinai, jeigu ten stumdo pas vieną iš kitą ir panašiai, ir tokios diagnozes mėto, tai biškai užknis. Bet yra kaip yra. Visur turbūt nelabai, nežinau. Kas užnisa, nes kai pasižiūriu, kiek man nuskaičiuoja nuo algos kiekvieną mėnesį, tai taip, nu, nežinai, biškai pykt noris. Na, Nes tokia pagalvoji, brangi paslauga, už kurią beveik nieko negauni. Tai jo, tai privačioj klinikoj darysiuos viską. Tai va. Va, That's va, the va. point. Čia geriausiai Rezumė. Giedrius ir rezumavo būtent. Gal dar Ne, žinai, bet- užpisa. Bet čia dėl terminų, iš principo, nežinau, nes daktaras tas pats dirba ir Lazdynuose, ir ten, nu, ir to privačioje, tai tiesiog, žinai, va, lapkričio vidury pasidarysiu, kai ten Lazdynuose, ten pusę metų reikėtų, nu, tai, žodžiu, nu, čia irgi, taip, čia, tipo, not cool, blogai. Man galvoj, kad vizualizavosi skečas toks, kur, žinai, ateini į valdišką polikliniką, Giedriukas ateina, tai va toks Juliaus daktaras, žinai, tipo, ko čia nori jaunas, žinai, sugis, nesiskūsk. Ir ateini paskui į privačią, ten susimokės tas pats daktaras, bet šiauriai cool draugelis, ir viską ten diagnozuoja, bet tu gražiu halatu, žinai, viską ten, viskiuką papilsto, į barberius. Aš gyvaikščiau čia tas reabilitacijas į Lazdynus, tai manau, bet nu, tikrai skirtumas yra. Aš žinai, negaliu sakyti, kad, ta prasme, kad ten žmonės nenorėjo dirbti ar kažkaip, nu, negaliu taip sakyti, bet, ta prasme, ten darė tą, ką ir turėjo daryti, taip atrodo, žinai. Bet, nu, žinai, aplinka, tik, nu, kaip diena ir naktis ten, atvariu pas tą reabilitologę, sėdi ten tokiam kambariukui, žinai, kamurkė tokia, nu, ne tai, kad kamurkė, nu, bet toks, tipo, žinai, ne kabinetas, bet toks, blėt, aš nežinau, ten kabinetų nekalbu, nu, tokia erdvė, tokia, žinai, tiesiog erdvė, nėra kabinetas, erdvė. Printeris ant taburetės pastatytas, žinai, tipo, nu, žinai, tiesiog tu tą aplinką slegia, žinai, nu, tipo, okei, gerai, ten, žinai, sėdinai ten viena su savo tapkėm, žodžiu, kažkaip taip, nu, bet gerai, pašnekėm, šešėmės ten tų procedūrų, atvarau į procedūrą. Nu, gerai, žinai, tipo, basikas, kaip basikas, žinai, viskas ten okei, žmonių daug, nu, jo, galėtų būti mažiau, kad visiems būtų patogiau, galėtų, vis ten, žinai, turi praplaukinėti per tą basiką, turi tokių, žinai, tarp žmonių ten kartais biškai mažokat, nes ten kiti ten, vieni ten rankom pratimus daro, kiti kojom, treti ten nugarai, kiti ten šiknai, ten, žodžiu, jau neimėt, žinai, visi ten reabilituojasi vienam tam baseinė, nežinau, ten mūsų kokie 15, 10, nežinau, žodžiu, daug, gerai, žinai, ir tada po to, tipo, prieš tai aš nors vėjau vaikščiau tą reabilitaciją, žinai, aš ateinu su kineziterapeute, viens ant vieno, ten, jinai mane ten pasiguldo, ten kažką, nu, tipo, žinai, turi kirmelį, ten turi kažkokius, žinai, ten kanteliukai, dar kažką, toks kabinetas, tokia mažytė mini sporto salė, nu, tikrai maža, nežinau, nedaug ten tos vietos, bet jinai tokia, žinai, nu, ateini ir supranti, va čia mes dviesi dirbsim. Atvarau, reiškia, čia į Lazdynus, į tą, žinai, kabinetuką, ten vienoje vietoje 4 tie kinezai. Tai mes kokie 3-4 ten ir dirbom. Per vidurį mokykliniai suolai, tokie 4 sudėti, žinai, su kėdėm, ten turbūt irgi prie stalo, ten kažkas mačiau, dar kažkokius ten pratimus daro. Nu ir ten mes, tipo, einam ten, nu ir viskas, taip, žinai, taip, tipo, reikia įrengti salę, kad galėtų žmonės su kineziterapeutu dirbti. Nu tai, va, ten buvo laisvas sandėliukas, atlaisvinom, tai va ten padarytum. Nu, va tokiam baimė viskas, žinai, tipo, tiesiog random tokie, tos patalpos jos, va, nu, baseinas, okei, tu negali turbūt
kažko kito iš baseino padaryti. Bet visos kitos, vat, kur manau, ten tuose kabinuose dar kažkas ten gali, ten bet kas galėtų būti pagal jos tam kabinetą. Nesvarbu, ten vienam, tokiam, tam pačiam operaciją daryti galėtų ir tų pačių kineziterapijos čia kabinetas. Ir, tiesiog, Tai gal ir darė prieš pusvalandį. Šiaip nenustepčiau, nes ten, galėtų ant tos lovos vienos ten daryti, žinai. Tai toks, žinai. Avrūtin, atsineškit ten sportinį aprangą, žinai, ten pairam, žinai, maždaug. Na, čia viskas suprantama, nes ryškas į biudžetas, žinai, finansas ir paskui dar ryškas į tai, kad pastatyta senai, o čia kai stato naujus kokius nors centrus ir privačius, tai jos jau grinai tam ir daro, žinai, jau su planu pradėjo. Tai ta kineziterapeutai iš Norfėjaus dar skundėsi, sako, sako, čia tai jau čia pas mūsų paprastina labai tas sąlygas, sako, anksčiau tai tikrai didesnę tą salę turėjom sportą ir visą kitą, žinai. Tai ta prasme, neskundžias, kad jau pas juos ten blogiau, kai sakau, man šiaip kaip diena ir naktis, žinai, nuo Lazdynų. Tai aš sakau, aš suprantu, žinai, negali jie leisti, žinai, visą laiką ten naujausių dalykų ir taip toliau, bet tiesiog buvo, toks liūdesys dėl sistemos, žinai, kad jinai dar yra tenais, nes, ta prasme, kai aš jau, tai ten buvo, ir daugiau žmonių, ir, žinai, ir aš galvoju, aš gavau, tai nebuvo iš tiesų tai, ko man reikia, sakykime taip, ir aš galvoju, kiek ten žmonių, žinai, iš tiesų po traumų ateina ir, nes jie neturi galimybės ten nueiti kažkur, žinai, privačiai ten, taip toliau, pavaikščioti per daugiau daktarų, ten susirinkti daugiau nuomonių, žinai, ten laukia, po pusę metų ten kažkokios operacijos, kai turėtų realiai reabilitaciją daryti, žinai. Tai jie ir neišgyja, toks tiesiog už kitus gailą, žinai. Aš tai, aš išsisuksiu, žinai, ta prasme, susitvarkysiu, pavaikščiosiu ten privačiai dar kažką, žinai, išspręsiu, bet tiesiog yra masė žmonių, kurie, yra priklausomi nuo tos sistemos, neturi kito pasirinkimo ir jie tokie traps. Vėl grįžtam, kad kai jaunas, tai tu taip nelabai galvoji apie tas traumas, ten pokytis tu gilžinai, o paskui kai pradeda biškai vis daugiau tų sveikatos problemų, žinai, susidurt, tu tokia biškai ateina tas suvokimas, žinai, kad reikia saugoti sveikatą, ta prasme, kad reikia nesirgti, nes tada tu patenki į tą ratą užburtą, kur tu čia pusę metų lauki, kad tau, žinai, chemoterapiją padarytų ar dar kažką, žinai, vos netokiam lygiai, žinai. Tu ten gali ir paskui ateini tyrimus pasidarai po to pusės metų, žinai, ir sako, tai kur jūs buvot prieš 3 mėnesius, dar būtų spėję padaryti, žinai. Tada noris ten ateiti visus ir, nežinau, uždaužyti. Bet yra tokia dabar problemytė, sveikatos. Kaip Giedrius irgi gerai sako, ta prasme, man tai liūdniausia dalis, kad, kaip šūdnai atrodo, ta prasme, valstybė gerai gyvena, pasakoja, kaip mes čia, kaip valstybė tipo augam Lietuva. Aišku, keista šnekėt, kai čia tik vienas Giedrius Lietuvoje. Bet realiai papasakoja, kokia situacija yra. Tai what the fuck? Ta prasme, žinai, bet žiūrėk, mūsų diskusija yra suaugusių bičių, vyrų, realiai iš tokių kaip mes žmonių funkcionuoja mūsų valstybė. Gerai, vėl, tik Giedrius Lietuvoje. Bet šitą disclaimerį aš jau vartoti. Ne, bet ką aš noriu pasakyti, kad yra vis tiek daugiau, vis tiek valstybei gerai seka. Sakytum, Lietuva ten, žinai, bankrutuojanti valstybė ir huinetė neišeina, tada jo, bet kai pasakoja, kaip viskas zaibys, galim pereiti ir kitą temą į debatus, tipo kaip pasakoja. Tai debatus į Seimo rinkimus aš turiu omeny. Bet esminė dalis yra ta, kad, kai sakoma, kad viskas zaibys ir tu matai tokius šūdus, tai tada, žinai, tai gerai, skirstykit pinigus kaip nors, jeigu tokie jau šiknai yra, ta prasme, inventorius. Nes, pavyzdžiui, man, iš to, ką papasakoji, tai pirmiausiai kliūna tas dalykas, bet ką aš Lietuvoje jau seniai pastebėjau yra, tai jeigu tai ne ant Europinės Sąjungos, pinigų, tai nieko nebus. Ir realiai, kai projektus kažkokius tai padaro, tai tiesiog gauna padaryti projektą, padaro projektą, o po to jau, kaip dievulis duos. Ta prasme, nei palieka pinigų ten infrastruktūrai palaikyti, pažiūrėti, tvarkyti ir daryti. Ir tas, užpisa Lietuvoje. Ta prasme, kaip vis dar iki to nėra daryta. Pavyzdžiui, man
Jo, bet Visi Vokietijos visos tos pavyzdys šalis. man kas Veisti. patinka ir aš žiauriai tikiuosi kažkada Lietuvoje iki to dais, bet toks, keistas momentas, bet man patinka, kai aš matau, kai kažkur tai gatvę tvarko arba kažką tai pertvarko, tai jie padaro taip, kad net nesimato, kad buvo sutvarkyta ar pertvarkyta. Ta prasme, va čia aš pagalvoju, yra ahujieniausias momentas iš tikrųjų. Ta prasme, tu būna važinėja gatve ir staiga visa gatvė užtverta, išpistas visiškai asfaltas, visiškai net pažinsi, kaip atrodo erdvė. Ir tada tu taip, tipo, what the fuck, aišku, Vokietijai viskas lietai vyksta, tai šitas šūdas laikosi kažkur tai metus beveik, bet po metų tu varai vėl tą vietą, net ženklo nėra. Net tas pats asfaltas naujai nuklotas, atrodo lyg jis buvo paklotas prieš 10 metų ir atrodo lygiai taip pat kaip tas asfaltas, kur nebuvo išplėšytas. Ir viskas taip yra. Ta prasme, vienoje vietoje buvo labai gera tokia pavyzdys, stotelė buvo, jinai biški išsikišusi į gatvę, ir aš įsivaizduoju, kad ta stotelė tai buvo visą laiką, ta prasme, nuo antro pasaulinio karo. Ir tiesiog vienu metu jie suprato, kad kažkokia nesąmonė yra, kodėl ta stotelė yra išsikišusi į gatvę šiek tiek. Tai paėmė, išlygino gatvę, stotelę, visus šaligatvius aplinkui tai performavo, kad net nesimato, kad buvo kažkoks tai išsikišimas. Ta prasme, net parinko tokius pačius stulpelius, kurie ten buvo pastatyti gal 70 metais, identiškus sudėjo ir net nesimato, kad čia iš vis kažkas buvo pakeista. Ta prasme, jeigu net nežinotum, net nepastebėtum. Ir tokios, smulkmenos, bet, tu tada supranti, kad, yra ir ne tai, kad pinigų infrastruktūros patvarkymui, bet ir požiūris toksai, kad dabar čia mes, jeigu tvarkom šitos gatvės atkarpą, tai davai viską pakeičiam. Ta prasme, arba visą gatvę, arba ta atkarpa, kur keičia, staiga vietoj ten, nežinau, žalių, senovinių, ten senamestinių stulpelių įdeda neoninius mėlynus, nes tuo metu iš Kinijos juos atvežė. Ir toks, tipo, what the fuck. Tai, nes tada gali nusukti. Taip, vat ką tu sakai, yra bėda, bet esminė dalis yra. Tai natūralu, nes mes esame rytų europiečiai, kurie vejamės. Tu lygini vakarų Vokietiją ir tą visą požiūrį, kuris yra nuo seno vakarietiškas, su vargšais iš posovietų valstybė, kuri realiai atsigauna, niekad neturėjo savo, pirmą prisiplėšti savo, o paskui jau kažkaip. Tai dabar mes perinam į tą, man rodos, fazę, kur pradedi biškai žiūrėti, kad jau ir būtų ta kokybė, nes aš čia, man atrodo, ar kelius, ar ką žiūrėjau, ar plyteles, tai ir patvarkėsi. Pastebėjau, kad ten patvarkė, tai irgi ten džiaugiasi, gyrė, kaip kokybiškai padarė tą gatvę ir šaligatvius padarė ir iš tiesų labai gražiai sutvarkė. Tai jau po biškį jau nebėra tik tai, kad ten viską nuvokti ir belė kaip padaryti, bet jau kažkaip galų gale atsiranda jau, žinai, ir ne tik Europos Sąjungų ten belė kaip padaro ir palieka. Tas irgi tikrai taip ir yra, rašom daug labai projektų, belė projektų ir jie pelningi, todėl juos ten visi orientuojasi. Nes jeigu tu ten nepadarai iki tam tikro laiko, tai tu iš vis tada negauni. Tai jau geriau kažkaip, žinai, susispausti kitus darbus į šalį ir tada, kad pasimt, žinai, finansavimą. Tai irgi gali suprasti. Daug dalykų yra tokių natūralių, žinai. Pavyzdžiui, aš galvoju, tas pats grįžtant prie tų ir sveikatos priežiūros, ir šiaip švietimo, kas žiauriai didelė problema ir dabar realiai keičia privačios, nes už babkės tai visiems tada apsimoka daryti ir gauni tą paslaugą. Ir man rodos, su mokyklom ir su gydyklom bus tas pats, viskas išbrangs, galėsi brangiai gauti paslaugą, bet čia ir dabar ir be problema. Tai, bet didelės tos problemos, jos ir tie pastatai ir viskas sensta ir laikas eina, kol tu sprendi kažkokius kelius, ten, nežinau, visas infrastruktūras tvarkai, tada kitas galas pasileidžia. Praeina tie 50 metų, ta švietimo sistema jau iš eigos kiek ėjo, tie mokytojai išmiršta, naujų neprigaminta, turim, tarkim, problemą. Tas pats yra ten algos, ar kažkas tas pats daktarais ir su sveikata, žinai, kažkas ėjo iš eigos, paseno pastatai, anksčiau ir visą laiką Lazdynai dar buvo tokie tipo. Ne tai, kad prestižas, bet pagrindinė ligoninė. O dabar jau irgi, Giedriukas sako, žinai, tam jau atrodo belė kaip viskas, taip, žinai, ant ribos. Tai irgi reikalauja daug labai investicijų, didžiulė problema, jos taip paprastai neišspręsi. Tai dabar praėjo tas laikotarpis, prasidės, žinai, galbūt ten reikės atkreipti dėmesį. Ateinančius 10 mečius.
Nu jo, ta prasme, nežinau, tu Giedrenį gal turi ką pridurti, bet, nu, čia jo, taip. Ne, tai jau kaip ir pasakiau viską. Mm. Nu, žodžiu. Bet pridursiu, kad, žinai, kai pažiūrėjom tą vaizdelį su mokykla, kur mes tikrai releitinam su Daukšu, tai ir tai pagalvoju, blama, bet dabar jau kitaip yra, iš tiesų. Pažiūrėjau ten rugsėjo 1 su visokiais ten tais uniformom, ta prasme, viskas gražu, švaru, klasės gražios. Man tai nauji tiesiog vadovėliai tam. faina, žinai, kas buvo tame video pamatyti, ant kiek mes, nu, būdami vaikai, nematėm viso to šūdo. Ta prasme, dabar iš saugusio pusės pasižiūrėčiau, ta prasme, pizda, kaip pagalvoji, ta prasme, kiek baisu. Ir dabar suprantu, kai mes literatūrinę klasę perėm, kad mes visi ėjom, tėvams sakėm, kad prisimest reikia 20 litų, perkam kėdės. Ta prasme, Aš kažkaip buvo tas... neatsimenu. Ne, nu matai, mes tik literatūrinę klasę sau pirkome specialias kėdės, bet Nes brangu kad buvo, blemba. šikna buvo, ta prasme, niekur nieko nebuvo. Ir tas kėdės atvežė tokias, kur, nu, ten naudojimas buvo labiau aplink pietų stalą statyto, ne klasės kėdės. Aš kiek pamenu, jeigu čia tiesa, nežinau, bet kad ten realiai tos suolus visus gamino šiaip kažkaip kalėjimuose, kolonijose. O, Tas visus geras. rinkdavo. Šito nežinau, bet gali būti, iš tikrųjų. Kodėlgi ne? Ta Nes prasme, ten make sense, žinok. standartizuota. Nes kalėjimuose visus kalinius įdarbdindavo, tai čia normalu, tai geras. Bet jo, bet sakau, kai pamatai, tai nu, vis dėlto matai progresą valstybės. Ta prasme, nu jo, vis dėlto 20 metų įvyko. Aš gali čia skūstis, bedavotis, bet taip jeigu atsukit, tai biškai pakraupsti, kaip anksčiau buvo, žinai. Tikiuosi, kad irgi viskas po truputį gerės, tam pagerės. Vienas dalykas, kitas pradės žiūrėti, tai turbūt irgi normalu. Čia man, kaip pasakoju, žinai, tas visą, aš taip prisimenu kokius nors strateginius žaidimus, kur ten, žinai, kažką pataisai, sutvarkai, tada kitas galas pradeda birėti, upgrade'inti reikia, tai čia panašiai, žinai, sakė, ten SimCity ir panašiai, tai tokiam stiliui galiu užjausti ir tuos vadovus, ir ten, žinai, ir burbuliuojančius visus ten tas gyventojus, viskas labai tas organizmas. Jungiamės į antrą. Aha, davai, peršokam gal. Jo, davai. Kodėl tave pavinti reikia? Taigi ten draudimai, reikia Aš pasakyti, su darbinio akkauntu jungiuosi, dėl to reikia mane. Okay. O, Tingėjau pasikeis, sorry, bet galvojau, gal kamera veiks, jeigu per darbinį jungsiuos, bet nepadėjo irgi. Bet aš tokį... tu kaip tas nubas dabar bandai tokius tipo gal. Nu, Tai tokias šitą- nesąmonės bandau ir suprantu. Koks ten būdavo Fuck it. direktiksą gal reikia įrašyti ar dar, kad ten... Ne, bet žinok, erzina toks dalykas, nes net nuėjau į visiškai randominį saitą internete, kuriame sakau, įjung kamerą, parodyk, ar aš matausi, neįsivaizduoju, kur nueina mano tas video, kai jie mane filmuoja, bet irgi veikia, ta prasme, absoliučiai visur veikia, išskyrus šitam hangout'e. Nereikėjo nuogam nusifilmuoti, kitaip Buvo nereikia. parašyta start stripping up, tai, bet nedariau to, tai nežinau, turbūt nepatekau niekur. Galiu, žinai pats atsakymą. Aš atsakymą? Ne, nežinau. Koks? Use Apple Mac. Ai, jo, true. Visur Apple Mac turi būti ir įvesk savo e-mail kodą ar Arba dar kažką. Tai. iPhone. Apple Pay, iPhone'as, viskas. Nice. Nu, žodžiu, bet sakau, šiaip tiesiog keistas bairis užnisa, bet man visą laiką būna su kompais ir šiaip IT dalykais bugai, kurie yra visiškai kosmosas. Aš pasijuntu toks kaip biški jau prie tėvuko kartais, kai ten kažką reikia sutvarkyti ir tipo toks jau atitrūkęs žoskai, žinai. Čia dabar pradedi ieškoti tos problemos, kažkas ten buvo man. Žodžiu, Mac irgi ten būna nebe problemų. Kažkada žiūrėjau, ten supratau, kad pasirodo ten tos failų sistemas ten jie savo turi, žinai, ir ten nevirškina ten NTFS ir visokių ten. Tik tai ten FATEX ir kokie ten. XFATas ten yra, tai dar jeigu suformatinį dar skaito hardą ten, žodžiu, jeigu ten koks nors tas NTFS, kur būdavo populiariausias Windows, tai tipo iš vis nevalyt. Ten kažkokio super driverio reikia. Aš taip, žinai, anksčiau niekad su to nesusidūręs, tipo, what the fuck, tipo, hardo negali skaityti, nes, tipo, nu, žodžiu, tai buvo įdomus dalykas, tai irgi ten.
pradedi googlint, ten ieškoti, ten dar kažkas. Arba labiausiai pėsina, kai būna, tau niekad neiškyla problema kažkokia, kol neiškyla ir tipo, čia atsijunginėja Bluetooth'as kažko, žinai, tarkim. Pradedi piškiau nervint, pradedi googlint. Jo, tai čia dažna problema pasirodo būtent su šituo ten kompu, dar kažką. Tai čia jo liga, žinai, maždaug ir taip, what the fuck. Ir tu sužinai tik tada, kai pradedi ieškoti, žinai, kad čia tipo, visi žino, kad čia tokia nesąmonė yra. Jo. Tai eini į terminalą, ten kažką perkrauni, Man žinai, kad šitas dalykas būna, kai aš laptopą perku, aš vis tiek ant Windows susėdžiu, tai dažniausiai eini kažkokį naują laptopą visiškai bandai, kitas brandas visiškai. Tai kažkada turėjau MSI, aš manau, lygtais MSI. Tiesiog, tipo, pažiūrėjau, žinai, pagal spekus kainą visą kitą, kad geriausias būtų, santykis. Ir tada pasimokiau po to laiko, ten pasirodo tie laptopai žiauriai kaista ir ten bėda su tom būna. Ir žinai, tokį dalyką sužinai tik tada, kai jau realiai turi ir susiduri su tom ir tada pradedi googlint what the fuck ir kas blogai. Tai dabar dažniausiai prieš pingdamas kompą, jeigu dar kažką nusižiūriu, tai dar įvedu visą laiką, tipo, ten trouble su tom ir žiūriu, kas eina labiausiai. Tai irgi labai gerai, žinai, pasitikrinti ir susigūglinti, tai irgi jau žiūri tenai, tipo, ar kaista, ar ten dar kažkas, kur kokios bėdos pagrindiniai ir taip toliau. Bet čia toks momentas, kur biški irgi loterija. Negali visiškai pasiruošti nuo tam. Vienu momentu pagavau į tokį, kai tu įsisuki į YouTube'ės tą burbulą, kur tu ten pradedi kažką googlint ir tau vis meta, tarkim, ten aš ten kokių fotikų reviewsus ten, ar ten objektyvų, žodžiu, kažką su įranga susiję. Ir tada toks pradeda srautas eit būtent tik su tuo, atrodo, kad ten visas YouTube'as tik apie tai šneka. Ir dar tie visi revieweriai tokį, labai pamėgo, pradžioj kauna ten nemokamai siunčia jiem tuos daiktus ir tada jie ten pradeda juos ten girt, kokie gerai, kaip čia viskas gerai. Ir tu tokį biškį, tokį apgaulę patenki, žinai, kur blemba, čia aфиgenai viskas, užsimanai, tau labai reikia to, nusiperki, tarkim, ir paskui po truputį pradedi žiūrėti, aišku, kad ne viskas ten koks GoPro, ten nepadarysi super mega ten tų gražiausių kadrų, nes ten reikia mokėti šokinėti su, žinau, snowboardu nuo kalnų aukščiausių, elementaru, bet, žinai, pasigauni ant to hypo. Ir dar plus tada išlenda jau po kažkurio jau ten prie to announcemento laiko, ten naujausias geriausias dalykas, kad ten biški kaista, perkaista ten, arba ten koks nors, žinai, ten, nežinau, filmuoja ten ne taip gerai, ten, ar dar kas, ir tokių pradžiai būna plena, pagavau save, kad įlendi, kaip čia viskas aфиgenai, kaip čia bus faina, ir paskui bet yra ten, tas neveikia, tas ten blogai, dar nesutvarkyta ir taip, fuck you, tai ko iškart nesakėt, žinai, vos netoks, nežinau, dar tas YouTube, sakau, sumeta grinai, kai tu pradedi tik ten tuo domėtis, labai atrodo dar tokį duoda įspūdį, kad čia dabar pas visus svarbiausias dalykas, naujausias ten, next best thing. Ir tai paskui pradėjau žiūrėti, pala, reikia, žinai, biškį pirmą pasižiūrėti, pasidomėti, aišku, visada yra tas, ar tau tikrai to reikia, bet ir tą tokį, žinai, labai sunku rasti tą vadinamą nuoširdų tikrą, žinai, aprašymą, nes daug kas tiesiog varo tie geriausius tos features suminį ir maždaug čia. Nes visiems naudinga, kad to tokia reklama, žinai, daro, gal ne visai norėdami, bet toks tik gerus dalykus, kaip paminėtas, biški gaunas, nelabai realybę atitinkantis dalykas. Bet žinai, čia bėda ir yra su, kaip sakant, visa šita sistema ir su visu, pavadinimas net užkrito, kokiai mes sistemoje gyvename. Kapitalizmas. Kapitalizmas. Jo, tai vat kapitalizmo bėda, tai kuo daugiau pirkti ir nuolat ir reklamos. Ta prasme, absoliučiai viskas yra reklama. Reklamoje nieks nesako, žinai, kažkokios blogos info.
Ir sakau, kodėl aš YouTube Ne, irgi čia jo, ta kritikavau moralė. dėl savo sveikatos aiškinimuose, tai irgi, ne gydytojai ten sėdi, ta prasme, kas sėdi, tai žmonės, kurie tiesiog nori užsidirbti pinigų ir viskas. Ir čia yra pagrindinė bėda, kad, tas reklamavimas irgi, man sakau, juokingiausia dalis yra tai, kai kažkas tikis, kad duos ten neigiamus ten reviewsus ar dar kažką, tai, toks revieweris su laiku, negaus jokių ten dylų ar dar kažko, tai jo matos, kaip YouTube realiai hebra sėdi, kad gautų kažkokių dylų, kad kažką iš to užsidirbtų, tai jie negali, žinai, blogai sakyti. Aišku, ten duoda disclaimerį, o čia man atsiuntė, aš vis tiek blogus dalykus. Ne, bet, pabaig aš tau kontrargumentą. Gerai, gali drąsiai, bet tiesiog esminė dalis, kad jo, būna kažkur kažką pavaro, kažką pasako, bet tai tas tokiam, žinai, lygmenį, kur, jo, yra negatyvs, yra irgi, bet yra ir, tipo, teigiami dalykai. Tai čia neišvengiama, ta prasme, YouTube'as nėra čia, taip tai informacijos šaltinis, bet tai nėra, žinai, kažkoks tai, kur tu ten gausi absoliučiai teisingiausią informaciją. Reikia atsirinkti pelus nuo grūdų ir nes nėra... Kas? Nuo kažko reikia pradėti. Ne, tai pradedi nuo YouTube, bet tai tada pasigilini daugiau biški. Jo, reikia, žinai, tą turėti kritinį mąstymą, kur, biški supras, kad čia nėra, žinai, nebūtinai legit arba ten nebūtinai viskas yra teisingai. Dar neiškart nepult spręs, kad čia jau tas ta diagnozė arba dar kažką. Tai, taip, nes realiai, kas juos laiko, tai kažkokios tik tai moralinė, žinai, ten asmeninės nuostatos, o kad grįžtant prie tų pačių YouTuberių, labai man kažkaip aš tą pagavau, tą visą tokią bangą. Yra tas dalykas, kad jeigu tu ten pasakysi tiesą arba, tarkim, net netokį gerą reviewsą duosi, tai bet nieko. Tai, žinai, tau ten iš karto gali nutraukti ten rėmimus, siuntimus ir dar kažką. Bet kitas dalykas yra tas, kad jeigu, ta prasme, ką tu prioritizuoji, jeigu tu visą laiką darysi tos gražius reviewsus, tai galų gale tave pagaus patys ten žiūrovai ir matys, kad tu esi tas vadinamas šilas, kuris tik tai giria ir nieko gero nepasako, ta prasme, naudingo pačiam tam žiūrovui. Ir tave paprasčiausiai tu prarasi visus savo subscriberius. Ir tas yra žymiai pavojingiau negu nebegauti, tarkim, nes jeigu tu prarandi subscriberius, viewerius, tai tu nebegausi ir dylų, nes tu visiškai nesi aktualus patiem brandam. Tai tą supratę YouTuberiai, aš turiu kontrargumentą po to. Jie, jau čia atsiranda ta moralkė, ar dabar gauti saldainį, ar paskui, bet ilgą laiką turėti kanalą ir panašiai. Tai tą pradeda suvokti. Ir čia, pavyzdžiui, pavyzdys buvo skandalas. Kažkokia kompanija, dabar jau nepamenu, ten pradėjo, žinai, ten vėl išleido kažkokį ten savo produktą, pradėjo siuntinėti po tiem, kas ten gali padaryti reviewsą. Bet, tipo, viskas ok, daryk kaip nori, bet, ten nepaminėk ten to arba ten tą ir kad nebūtų, grubiai tariant, kur yra ten probleminiai dalykai, kad ten, žodžiu, tas ten kažkaip gali ten maždaug gražiai pateikti, žinai. Ir tas iškilo kažkaip į viešumą ir čia buvo ganėtinai didelis skandalas. Gal rasti kažkur paskui parodysiu, bet, žinai, ir ten pradėjo visi YouTuberiai, žinai, ten vėlgi ten tuo tapo pagrindinė tema, žinai, kad žinai, šitas brandas prašo maždaug vos ne nupirktos pačius reviewsus ir tada, žinai, tie supratsdami, kad čia irgi jų toksai credibility problema, visi, aišku, pradėjo kaip labai mėgsta, oi, čia ne, mes tai čia ne, man svarbiausia. Visi patako tie, žinai, geriečiai ir kiekvienas kartot, kad čia svarbu pirmiausia tas vieweris, čia man svarbiausia, nesvarbu, ką ten kiti brandai, aš tai einu prieš sistemą ir bet čia bullshit, ta prasme vis tiek visi supranta, kad čia yra bullshit. Aš tai manau, kad tai yra tiesiog trendai ir tokios bangos. Taip, bet tai čia tas kaip cancel kultūra, tiesiog susidarojimas. Jo, kol tu vienas tave suvalgys, jeigu tu vienas sakai ne, labai reikia gaudyti tos džemsus, kurie ir tada
pasižymėtos kanalus, kurie vis dėlto sako, ne, vat, aš galbūt negausiu ten tų, žinai, rėmimų tokių, nes ten buvo, šiaip daug kas pradėjo daryti būtent apie šitą problemą video. Tipo, jo, yra cool, kai tave tipo ten remia, bet dažniausiai rėmimas apsiriboja, jeigu nebrangus ten kažkoks daiktas, tai atsiunčia tą daiktą. Finansiškai labai retai kada, labai mažai tų pačių mega kanalų, mega youtuberių gauna babkės. Daugelis gauna tų, žinai, mitieras gauna tik tai daiktą, nu ir gali pasilikti, jeigu kinietiškas pigus ten iki kelių šimtų baksų, tu jį pasilieki. Visi kiti, tarkim, krūti ten kameros dar kažkas, tu atsiunčia launerį tą, tu padarai reviewsą, ten 2 savaitės turi, jį atgalstinti. Ir tai jau tu ten laimingas. Tai žinai, va, tokiam lygiai. Ir, nu, pradeda supras, kad, žinai, mes jau turim tą galią, iš tiesų mes verti daugiau. Ir čia vienas iš tokių paskutinių man, nu, aš taip fenomenų vadinu, stebiu biškį iš šalies, nes man įdomus, aš čia seku apie ten, tarkim, yra Fuji brandas kamerų. Ir dabar dar yra super mega hypas prasidėjęs po COVID-o, ten aфиgenai ten kameros, kokios jos ten super, visas iššlavė, išpirko. Čia kaip su kėdais, jeigu žino, ten Amerikai gali ten iš to gyventi, nežinau, perpardavinėdamas ten kėdus. Už ten 100 000, nežinau, tai ne kažkokia iš viso sistema. Bet ta prasme, kad antriniai rinkoje yra super užkeltos kainos tų pačių ten fotikų, visi kaip bilietus perpardavinėja ten į kažką tais, į koncertus. Tai čia irgi, žinai, susipirko, nėra pasiūloj, tų mikročipų problema ten po to COVID-o stringa. Ir Fuji, žodžiu, buvęs ten toksai kaip ir maža kamerų kompanija, dabar yra tokia ganėtinai užhypinta buvo ir visi reviewsai, viskas ten aфиgenai, žodžiu, padaryta. Dabar praėjo keletas metų, visi kaip susitarę, dropina tą Fuji, eina visi kažkur kažką žiūrėti, į Sony, ten Canonus, Nikonus ir kitur. Bet visi reviewsai, visi why I'm leaving Fuji. Ir toks, žinai, tarsi visi susivienyje prieš brandą, aš čia taip vadinu juokais, bet toks momentas, kad, žinai, Feednight, ar ten kažko nesutarė su reklamom ar ko, tarsi youtuberiai, žinai, rodo savo, kad va, jie irgi, žinai, gali padaryti žalą ir aš manau daro didelę žalą ir tai pasijaus po kokių metų 2, nu, daro didelę, nežinau. Tai toks bangavimas, bet ta prasme, tas užhypinimas ir kad čia aфиgenai ir viskas cool, dabar nueina maždaug, kad vis dėlto nebe aфиgenai, yra daug problemų ir, žinai, Bet tai, čia- nu, labai įdomu. Jo, bet iš to, ką tu sakai, čia kita bėda yra. Ta prasme, vienas dalykas tai yra hypas. Žiauriai įdomu pažiūrėti. Sakau, labai galiu pasidalinti hypų iš vidaus su mūsų įmonė. Tai mes darom Warhammerio žaidimą ir čia rugsėjo pradžioj išėjo žaidimas Warhammerio, nu, tipo AAA žaidimas. Tai ten, čyzis, kaip man vardai užkrenta, turbūt jau senstu. Nu, obviously. Concordas. Ne, Concordas kitas atvejs. Space Marine išėjo, antra dalis žaidimo. Tai pagooglinkit, jeigu ką, bet, nu, tipo, kokybiškai gerai padarytas AAA žaidimas Warhammerio universe. Ir tiesiog daug ir youtuberių, ir šiaip, nu, jie patys marketingą kišo. Nes nepamiršk, kad daug to hypo iš tikrųjų yra, nu, vat, nuo ko aš pradėjau, tai tiesiog marketingas, kur sukiša informaciją ir ten, žinai, klausimas, kiek ten atstovauja iš tikrųjų nuomonę savo, kiek ten tiesiog, kad reikia atidirbti įmoniai ir tiek. Bet esminis dalykas buvo, kad antiek užsihypino, kad mūsų žaidimas, kuris, nu, taip, tas pats Warhammerio IP, tai dėl to tai suveikė, bet žmonės pradėjo ieškoti kažko tai ant mobiliako ir mes padidėjom trečdaliu, nu, kaip žaidimas. Tas yra crazy. Nu, ta prasme, mes nujautėm, kad, nu, mums padės ir mes ten atitinkamai, nu, ir marketingą į tai pušino.
Bet vis tiek, ta prasme, trečdalių iš nieko, iš kito žaidimo tiesiog atvilioti žmonės, nu kaip iš kito žaidimo, jie realiai atvilioja žmonės, kurie nieko apie Warhammer nežinojo. Bet mums toks, žinai, dasimetė, tai, nu, čia yra daug. Ir va tokie hype trainai, tai, nu, jie yra real deal, ta prasme, visur jisai vyksta. Čia, va, pavyzdžiui, Falloutas buvo, kai šnekėjom apie tą serialą. Tai irgi absoliučiai viskas, kas susijęs su Falloutu, žmonės kaip pamišę pradėjo pirkti. Pradėjo lysti visur, ten išėjo per Amazoną serialas, kuris geras, visi šnekėjo, visi žiūrėjo ir tada Fallouto RPG, stalo RPG, net ne žaidimas, kurio iš vis nieks beveik nepirkdavo, buvo visiškai iššluotas visas tiražas. Nu, kas crazy, kaip pagalvoju yra. Jau nešneku apie žaidimus, ten tas Bethesda's Fallout 76 padarytas, kur buvo onlineinis. Tai, nu, jisai tipo veikia, viskas ten su juo gerai, aišku, nieko ypatingo, niekom neypatingas žaidimas, bet staiga vien tik dėl to serialo tas žaidimas išsprogo kaip nežinau kas. Tai irgi, žinai, savo susirinko pinigų. Ir tada, aišku, jau tą hype trainą reikia tom įmonėm panaudoti ir kuo ilgiau jos po to išlaikyti. Ir atkrenta nemažai, faktas, bet tikrai nemažai ir lieka toliau tą produktą naudoti. Tai va tas pats su tais Fuji ar ten Canonais ar dar kažkur, tai kur tiesiog būna, žinok, ir kartais, nu, geras marketingo pušas. Ir tiesiog žmonės nesupranta, kad, nu, jie yra taip blaškomi tai vieną, tai kitą pusę. Ir tada, vat, kaip tu sakai, po kažkiek laiko visi pradėjo šnekėti, nu, tai būtent, nu, suprato tada arba panaudojo ir pamatė, kad, okei, čia nieko ypatingo iš tikrųjų nebuvo. Žinai, kaip buvo hypas. Kaip pelės iš tų skęstančių laivo, tai pradeda youtuberiai visi bėgti ir kad neliktum paskutinius, žinai. Nu, ir buvo įdomu žiūrėti, kas tam lieka, kas nelieka. Aš tai toks labiau gal pragmatiškas, tai taip pastebiu, pažiūriu, žinai, neskubu šokinėti, bet gali pagauti save irgi, kad užhypinti, na, kartais, žinai, oi, noriu to. Jo, bet žinok, kad to yra žaidžiama. Jo. Tai aišku veikia, tas labai veikia. Nu, pavyzdžiui, dabar išėjo Metos, buvo tas video, naują Oculusą išleido. Tai aš čia sėdžiu kažkada ir pagalvoju, blema, visai gal ir nieko būtų nusipirkti, gal ir faina, žinai, nes staiga mano bent jau rate, nu, kadangi aš tai domiuosi šiek tiek, visi pradėjo apie tai šnekėti ir galvoju, nu, jau, žinai, pradedi tada visokius justificationsus savo, kur galvoju, kad, nu, blema, aš tuom seniai domiuosi, iš principo niekad nesu nusipirkęs, tai kaip ir dabar jau galėčiau. O, kaip pažįstama. Taip, būtent. Galiu sau leisti pagaliau. Ir taip norėjau visada filmuoti ant ką nors. Man labai reikia tam. Ne, nu, iš kitos pusės, jeigu tu žinai, aš, pavyzdžiui, paprastą testą turiu. Tu prasme, aš stengiuosi nieko spontaniškai nepirkti, bet aš, pavyzdžiui, jeigu kažką nusižiūriu ir tipo, atrodo krūtai, aš palieku savaitę iš vis, uždarau visus tabus, viską išjungiu, net nekreipiu dėmesio. Tada, jeigu aš po savaitės iš vis dar bent prisimenu apie tai, nes, nu, jeigu neprisimenu, tai ir nueina tas, whatever. Bet jeigu aš dar prisimenu, tai aš tada atsidarau, pasižiūriu, ar čia man tikrai reikia, tada dar palieku laiko, ten nieko nedarau, nekomitinos ir tada dar po kokio mėnesio jau, tada jeigu aš dar tai galvoju, nu gerai, galiu leisti tada jau savo svarstyti daryti. Nes, nu, žinai, turiu pinigų, kodėlgi ne. Bet esminė dalis tai yra ta, kad, nu, čia marketingas, ta prasme, tas hypas, sakau, aš čia taip įdomu tą žiūrėti, kai visi, žinai, čia bando kažką tai vaizduoti ar kažką daryti. Žinai, kaip man labiausiai pasijautė, net nešnekat apie marketingą, bet matosi, kaip, pavyzdžiui, jeigu grįžtant į YouTube, ant kiek visi iš tikrųjų YouTuberiai yra, nu, jie klikus vaikosi, ta prasme, apie ką yra šnekama, kas svarbu ir tai. Man, pavyzdžiui, su Ukrainos karu tas labai pasijautė. Kaip staiga atsirado visokių ekspertų, kurie gali pašnekėti ir šneka. Ir aš kaip pradžiai domėjausi, tai, žinai, ten visus valgiau vos, ne, ir tas, ten, žinai, visą kitą, ten kokias naujienos, kažkas įvyko. Bet su laiku, suvoki, kas tai yra dalykas. Ant kiek daug iš tikrųjų žmonių, kurie neįsivaizduoja, ką jie šneka, jie tiesiog pasižiūri, kas yra šnekama, atranda, ką daryti ir tada apie tai kūrė footage'us ir viskas. Ir žino, kad visi nori girdėti kažką tai apie Ukrainos karą ir kad tai būtų teigiamos naujienos. Nu ir varo tą, lyg žinai nieko nebūtų. Arba, pavyzdžiui, man labai geras toks pavyzdys yra tai sėkmingi YouTube kanalai, ta prasme. Ir tada matosi, kad visas jų kontentas yra tik apie tai, kaip daryti sėkmingą YouTube kanalą.
Ir matai, kaip dahuja žmonių surenka, peržiūrų ir ten viso kita, ir ten kažkokį produktą dar įkiša, bet iš principo ten apie nieką yra. Ta prasme, čia kaip ir Ponzi tos schemes, kaip sakant, kaip pasižiūri, kad esminis pasiekimas yra tai tiesiog kitus įtikink, kad nupirktų iš tavęs tai, ką tu parduodi ir kad jie po to parduotų kažkam kitam. Tai vat, jokio produkto nėra, ta prasme, jokių žinių nesuveikia. Jie tiesiog žaidžia tuo tokiu, nes apie tai yra gera kitam klausyti, bet nieko jie nesuveikia. Dopamino, emocijų gerų, dar kažko gauni, Jo. vis tokių teigiamų, o žmonėm dažnai, šiaip tai ir kas yra faina, nebūtinai produktas, bet tas turinys. Taip visi labai išalkę. Taip, bet Kaip tada tu iš pažiūriu, kitos lietuviškas pusės žiūri, turinys. ko tu ieškai. Ta prasme, ar tu ieškai informacijos, ar tu ieškai, kad gerai jaustumės. Tai, jeigu nori gerai jaustis, tai kaip ir gerai, jie deliverina, tai, all good. Bet žinai, jeigu tai yra apgavystė ir tiesiog sako tai, kad bilė sakyt, tai tada biškai fuck you. Čia pat nauja era, kai anksčiau reikėdavo atsifiltruoti tarp šiukšlių ten Google ir senose paieškose, arba ten žinot tiksliai adresą. Tai dabar reikia labai daug šlamšto ir to teigiamą tokio praeit, kol ras tikrą informaciją. Taip. Tai tinkama. Bet aš dėl to ir skundžiuos, nes labai daug šlamšto internete. Jo. Ir tada susieina man tokie taškai, kur kodėl dabar YouTube'as būtent tau siūlo būtent tam burbulė masiškai, tada pradeda tokius pačius panašius, žinai, kontentą dėlioti, nes irgi viskas paremta ant maždaug, kad tarsi tau, ko tau reikia, bet viskas toks užsidaro ir labai apgaulinga ta aplinka gaunasi. Žinai, tik teigiam arba tik apie tą ir atrodo visi tik tai apie tai, žinai, šneka, domisi, čia dabar next best thing. Čia pagauni. Biškį nušoksiu, bet paminėjot Ukrainos karą prieš kokius 10 minučių. Matėt, kad naują akciją paleido. Kokią? Konvojus? Jo, Julius tai mačiau, kad Širinas. Aš pasidalinau irgi, jau ir pervedžiau. O įdomu, kiek jau surinko, aš jau pervedžiau. O šiaip geras klausimas, aš paskutinį kartą tikrinaus labai seniai, tai man įdomu, kiek jie surinko. Nes aš tai prieš tą dar iššoksiu prieš konvojų, užmačiau, buvo kažkoks irgi rinko, dabar plemo, tuoj pasakysiu, ką jie ten rinko. Pamačiau žinutę, žodžiu, ten vieną iš to, kur visą laiką apžvalgas, visą laiką daro bičias Facebook'e, tokias ilgas, kur įlakai tu dalindavaisi. Pavardės. Žodžiu, legit bičias pasidalino, kad ten renka kažkokiam ten čipų staklėm, reikia jam ten surink babkių ir pažiūrėjau, kad ten miliutės yra, žinai, PayPalas, tai galvoju, tenai dariau pavedimą, reikia biškai įmest, nes kažkaip irgi, žinai, atbunkė nuo to, anksčiau varydavai ten remi ir tų akcijų daugiau visokių. Įmetu į bendrą chatą. Tai galvoju. Aš irgi visą laiką vis pervedu, bet faktas, kad yra tas jaučiasi, žinai, pavargimas žmonių, kur, tipo, kiek galima. Gal tiesiog susitaikai su tuo ir kaip jau rutina, tu taip, grįžti prie savo, žinai, problemų. Dabar blogiausia, kad, žinai, ir fronte daug kur pralaimima yra, tai, ta prasme, situacija tikrai negeriausia. O beje, nakties įvykius matėt, gal kryšių ten dienos įvykiai buvo, kai Iranas apšaudė Izraelį. Pizė, kas ten darėsi. Pizė, kiek raketų. Kažkur apie 500 balistinių raketų paleido, žinok. Kad 200? Žinok, net iki 500 dabar suskaičiavo. Tai va dabar nėra aišku. Vieni šaltiniai sako, kad tipo, į karinius ten taikinius taikėsi. Kiti šaltiniai sako, iš viską ten nieks nesužeistas ir nieko, bet sunku patikėti. Bent jau iš tokių video, kurie ėjo, tai ten labai daug leidosi raketų. Tai neįsivaizduoju, kas vyksta, bet kol kas jokios normalios info nėra. Bet faktas buvo, kad Iranas masiškai apšaudė Izraelį. Bet žemėlapis, kur raketos leidos, tai absoliučiai visa Izraelio teritorija. Aš tik tai paskutinį kartą per žinias ar kažką girdėjau, kad ten balistinę paleido jie, ten numušė, bet
Nu jo, tai Irgi jau balys big dealas. nesleido, bet 500 šį kartą kažkaip. Nu, nes tengi nukalė ten jų ten lyderiai. kažkur. Tai Hezbollah, ne. Ai, tai Hezbollah Ai. lyderis išžudė. Šiaip įdomu buvo pažiūrėti, Jo. grafikas buvo pavaizduotas, nu, tipo, kurias ten galvas Hezbollah. Tai realiai absoliučiai visas viršūnėlės išžudė. Ta prasme, Nu, čia, žinai, čia crazy pagal, Mossadas. pagal Izraelio, kaip čia sakyti, informaciją, ten viršūnėlės, kaip žinot, ten gal ta hierarchija Mhm. kažkokia kitokia, nu, nežinau. Vis tiek, čia, nu, bet kuriuo atveju, čia aukštelio, taip sakant, galėtų ir pas rusų pašinaut galvų. Aha, tikrai galėtų. Nu, gal kažkas įvyks, nes kiek, nu, vat, vėl grįžtant prie tų ekspertų, kurie sako, ką nori girdėti, tai yra, kurių klausau ir ne vien tų, kur noriu girdėti, tai sako big deal, ta prasme, šitas apšaudimas. Bet big deal ne iš tos pusės, kad čia Iranas apšaudė, bet iš to, kad, nu, Iranas dabar sukūrė pretekstą ir kažkas bus dabar. Nu, ta prasme, kad čia taip paprastai nenueis. Bet, Nu jo, gerai, bet buvo įdomu žiūrėti daug nesidominčių žmonių, kurie tiesiog reagavo į tai ir čia, oh my god, trečias pasaulinis prasidės ir taip toliau. Kas, nu, visko gali būti, bet čia jau seniai jis vyksta. Kiti taip sako. Nu, vat vėl atrodo, kad jau visi pabiškiai vis toliau ir toliau įsitraukia. tai palauk, kur ten Austrijoje laimėjo gi ten kažkokią nacijų partiją. Jo, Austrija Jo. laimėjo dešinieji. Jie ten 30% surinko, nėra, kad jie ten visiškai laimėjo, bet, nu, jo, daug. Nu, gali, tipo, visi ten kooperuosis, kad nepaimtų daugumos, bet, kaip žinai, vieną ausim klausau, Laisvės partija ten laimėjo rinkimus. Ok, žinai, nu, bet, tipo, jie siejami su nacijais ir, tipo, galvoju, Laisvės partija, bet, tipo, dešinieji ten fundamentalistai kažkokie. Nu, kitų laisvė, žinai. Savo laisvė. Jo. Nu, žodžiu. Bet Vyrukai, aš tai jau noriu nenu- pjauti, jau viskas, pasme vėliau, norėt nevat, tai aš jūs palieku. Ne, tai galim baigti. Smagiai pašnekėjom, šiaip smagu buvo susimatyti. Aš įrašiau po ilgos pertraukos, tai žiūrėk, gal bus naujas video. Aš, kadangi rašinėjai, tai prisidėsiu prie šiaip tokių gerų naujienų Lietuvos cybersporte, tai kažkaip užmačiau, kad yra toks CSO žaidėjas lietuvis, kuris dabar žaidžia pačioj kliučiausiai CSO komandai, Okay. Justas. Ir kažkaip pradėjau žiūrėti, čia matyt gal pokalbį su juo, daugiau jam dėmesio davė, tai porą ten tokių interviu, žinai. Blamba, žiūri, faina, pradėjau žiūrėti, irgi užsikabinau, netgi pažiūriu kartais CS-o tos ten finalus, kaip ten highlightus, žinai, kurie highlightai, blamba, po valandą ilgą, nes ten ilgai trunka visi. Highlightas, man. Jo, Sklemba. tai šiaip krūtai pažiūrėjau, žinai, gerai jam ten sekasi ir jaunas bičiukas, bet blamba, pažiūrėjau ten ir partijas, kurios vaikšto, ir supratau, kokia ten industrija yra, ant tų fucking skinų, kur ten biškai užsiminė ten iš vienos ten momentų pokalbių, kad tipo, bičiai susiperka, aš nežinau, kas ten vyksta, kažkokius tu gali pirkti ten skrynės ar ką, neįsivaizduoju, ten atidarinėjai už krūvą pinigų, ten žoskos babkės eina. Ir tu ten gali gauti super retus itemus, pavyzdžiui, kokį nors ten auksinį kalašą, ir tada ten Azijoje, kai visada yra crazy shit, jie ten nesveikia, tai daugiausia tų nesąmonių ten veikia Azijoje kokioj, ir tu paskui, kai esi geras ten žaidėjas per tos turnyrus, tau tą kokį nors ten itemą, peiliuką ar ten, nežinau, Desert Eagle paskolina geimui, kad tu pasifensintum, kad tu jį turi, pažaidęs tu gražini tam turėtojui savininkui, perdudė atgal ir tu čia tipo pafleksiniai, kad tu čia vienas ir ten turi, nežinau, ten kažkokius stikerius pardavinėja, kurie kaip tavo ten tu, kaip žaidėjas, tu susikuri kažkokį ten stikerį, kurį, nežinau, gali užlibyti ar game ar kažkas. Taip, ten. Ir tada
tipo, jeigu ten tau paeina, nežinau, tu ten garsus, tie stikeriai išbrasta kaip kokios akcijos, ir ten jie kainuoja nesveikus, žodžiu, aš pasižiūrėjau, galvoju, what? Man tai faina ten- visa, žinai, ta ekonomika, kurios net nematai ir nesupranti, bet jo, ta prasme, dabar prasme, virtualus pasaulis, žinokit, Jo. nukeliavęs yra toli, mes jau seniai esam iš tos pusės. Jo, tai taip įdomu, kad taip pat įtrūkęs pažiūrė, jau išėjo, pasirodo, išėjo antras CS, nebe Go, Jo, ir jo. dėja nėra Makui nepadarytas. Aš taip įsivaizduoju, Kristis loš norėjo. Kristė, tu įmes kokį linką į rungtynės ar ką nors, nes aš prisipažinsiu, aš kažkada bandžiau žiūrėti mačą, tai absoliučiai nieko nesuprantu, kas vyksta. Jaučiausi jau tas, žinai, Nu, jau tam- boomeris, kur ten pyzė, kažkas Tai- bėgo, kažkas ten į sieną pažiūrėjo, nušovė, tas nebegyvas, visi ploja, šaukia. Aš toks, kas čia vyksta, ta prasme, į ką aš čia Pameni, kai žiūriu. mes nuėjom ir su TFS pažaisti, Taip, vat, Tai va, lygiai tokiam tas pačiam pats. stiliui, tik tai dabar mes, biški supranti, ir ten dar aukštesniam lygiai, ten, Taip. tarsi, headshotina iš viso. Nu, žodžiu, įdomu, biški užmest akį, bet irgi aš daug ko nesuprantu, bet ten vyksta belė kokia irgi ten taktikos ir ten Aš taip įsivaizduoju, prabėgimai. Kristis žiūri rungtynės, kaip tie, žinai, ten būna kokie visiškai nesuprantantis vaikai ten į kokį nors, nežinau, šachmatų turnyrą, kur tipo, jo, kažkas vyksta, krūtai stumdo. Nieko Ne, nu ir nesuprantu. mapsai pasikeitė, ten likęs gal kažkoks ten antras ar trečias kažkoks ten. Tas nežinau, antras bet gal yra, dar aš tikiuosi. Ja. vienas likęs yra, bet realiai tai visi ten nauji, bet šiaip cool, pasijaučiau biškiai grįžęs atgal, žinai, į jaunystę, užsimaniau pažaisti, sakytumų matėlį, tada aš Čia dar eilė. na ir žodžiu, bet Jo, aš dar tą paveiksliuką kaip tik įdėjau, žiūriu, čia laiku gavas. Man tai ten irgi memory lane'as, kaip sakant, vis tiek. Buvo smagu, kaip sakant, savo laiku. Jo, gerai. So, Davai, baigiam. Smagiai buvom. Gero vakaro visiems ir kam ryto. Yeah. Geros kelionės, Kristi. Iki.